Šiandien parodysime, kaip paprastai ir greitai galite sukurti savo maketą norimam produktui, naudojant mreklama.lt platformą. Pasirenkate norimą užsisakyti produktą. Tarkime, tai bus vizitinė kortelė. Spaudžiate produktai, vizitinės kortelės, klasikinės vizitinės kortelės. Pasirenkate, kokio dydžio vienpusės ar dvipusės vizitinės kortelės norite. Kiek vizitinių kortelių jums reikia? Jei reikalingas laminavimas, kokio reikia? Plačiau apie laminavimą galite pasiskaityti paspaudę klaustuką. Pažymite, ar reikia kampų apvalinimo, per kiek laiko norite gauti savo užsakymą ir spaudžiate sukurti savo dizainą. Čia matote raudoną pjovimo bei žalią saugios zonos linijas. Įkelti foniniai paveiksliukai ir spalvotas fonas turi būti ištemptas iki pat baltų kraštų už pjovimo linijos. Daugiau informacijos rasite paspaudę klaustuką. Vizitinės kortelės makete galima talpinti nuotraukas. Jas galite įkelti iš savo kompiuterio, pasirinkti iš nuotraukų galerijos arba imti iš savo socialinio tinklo. Norėdami įkelti nuotrauką, tempiame ją į failams skirtą zoną. Įkeltą nuotrauką tempiame į maketo zoną. Makete esančią nuotrauką galima tiek didinti, tiek mažinti. Taip pat objektą galima pasukti norimu kampu. Objektą taip pat galima iškirpti, kopijuoti, įklijuoti ir trinti. Rodiklės esančios įrankių juostoje leidžia atstatyti arba vėl įvykdyti anksčiau įvykdytus veiksmus. Padidinimo stiklas leidžia priartinti ir atitolinti maketą. Objektai kaip nuotraukos ir tekstas gali būti laikomi atskiruose sluoksniuose. Įrankių juostoje taip pat galima išjungti arba įjungti lygiavimo tinklelį bei pasirinkti, kad objektai būtų automatiškai lygiuojami pagal tinklelį. Norėdami pridėti tekstą, spaudžiame tekstas ir naujas tekstas. Atsidariusiame laukelyje įvedame norimą tekstą. Teksto objektą makete tempiame į norimą poziciją. Įrankių juostoje galime pasirinkti šriftą, teksto dydį, spalvą. Taip pat tekstą galime pastorinti, pakreipti, pabraukti bei lygiuoti. Paspaudę mygtuką daugiau rasime tokių funkcijų kaip įvairių teksto simbolių įterpimą, teksto išlenkimą pagal kreivę bei efektus. Turėdami daugiau teksto, galime mažinti ir didinti tarpus tarp eilučių ar tarp raidžių. Savo maketą taip pat galime papildyti ir įvairiomis iliustracijomis. Pasirinkę norimą iliustraciją, ją taip pat tempiame į maketo zoną, pasirenkame jos poziciją bei dydį ir, jei norime, galime keisti iliustracijos spalvą bei paryškinti kraštus. Įjungę fono meniu matysite visą sąrašą galimų fonų. Juos galite naudoti savo maketui. Taip pat galite ir įkelti savo paveikslėlį. Pasirinkus foną, galime jį padidinti, pamažinti bei pilnai pritaikyti kortelės dydžiui. Yra galimybė nustatyti tą patį foną visiems maketo puslapiams. Vietoje fono nuotraukos taip pat galime naudoti spalvas ir raštus. Atsidarę QR kodo meniu, spaudžiame pridėti naują QR kodą. Atsidaręs langas leidžia mums pasirinkti QR kodo tipą. Renkamės nuorodos tipą URL. Įvedame QR kodo pavadinimą bei nuorodą. Spaudžiame patvirtinti. Savo naujai sukurtą QR kodą tempiame į maketo zoną, pasirenkame norimą poziciją ir dydį. Taip pat, norėdami taupyti laiką kuriant vizitinę kortelę, galime tiesiog imti ir naudoti vieną iš galimų šablonų. Paspaudus ant norimo šablono, gauname pilnai paruoštą maketą, kurį galime koreguoti. Nepamirškime sukurti antrąją vizitinės kortelės pusę. Nurodome, kad paveiksliukas būtų lygiuojamas pagal lygiavimo tinklelį. Viską pabaigę galime peržiūrėti rezultatą. Beje, negalima atnaujinti arba perkrauti puslapio viduryje maketavimo proceso, nes atlikti veiksmai neišsisaugos. Baigus kurti savo maketą, spaudžiate tęsti. Galite pasirinkti pirkimą be registracijos arba užsiregistruoti kaip naujas vartotojas.
Taip pat galite prisijungti su savo Facebook arba Google paskyra. Mes prisijungėme kaip naujas vartotojas paspausdami registruotis. Įveskite visą registracijai reikiamą informaciją ir spauskite patvirtinti. Registruotas vartotojas turi galimybę matyti visus savo užsakymus. Taip pat yra išsaugomi visi vartotojo kurti maketai, iliustracijos bei QR kodai, kuriuos vėliau galima panaudoti kitiems užsakymams. O norint užsisakyti tą patį, ką jau buvote užsakę, galite tiesiog atnaujinti seniau pateiktą užsakymą. Taip pat galite matyti visą savo paskyros informaciją ir ją koreguoti. Visą tai galima rasti išskleidus vartotojo informaciją. Patikrinkite, ar visa užsakymo informacija yra teisinga. Patvirtinkite sutikimą su naudojimosi sąlygomis. Jei norite įdėti daugiau prekių į krepšelį, spauskite išsaugoti dizainą ir tęsti. Jei norite pateikti užsakymą, spauskite išsaugoti ir įdėti į krepšelį. Naujame lange dar kartą patikrinkite pirkinių krepšelį. Jei vizitinės korteles užsisakote ne tik savo, bet ir savo kolegoms, jums nereiks iš naujo susikurti dizaino. Tiesiog paspauskite sukurti kopiją. Pasirinkite variantą, kokią kopiją norite sukurti. Mes sukuriame tokie pat gaminiai, toks pat dydis. Ir spaudžiame tęsti. Naujame lange matote savo jau sukurto dizaino kopiją, kurioje galite pakeisti kontaktinius duomenis. Baigus kurti kopiją, paspauskite tęsti. Dar kartą patikrinkite savo pirkinių krepšelį ir spauskite tęsti. Pasirinkite pristatymo būdą ir spauskite tęsti. Jei reikia, galite palikti papildomą informaciją atsiėmimui. Pereikite prie apmokėjimo ir pasirinkite būdą, kaip apmokėsite savo užsakymą. Išbandykite galimybę lengvai ir greitai sukurti savo norimo produkto maketą.